Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mąstom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai. Labą dieną visiems susirinkusiems prie radijo imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsim apie gražią Lietuvos gamtą, apie atliekamus gamtos tyrimus, apie biologinę įvairovę miškuose ir jos išsaugojimą. Ir dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Miškų ir ekologijos fakulteto, Aplinkos ir ekologijos instituto mokslininką Žydrūną Preikšą. Labą dieną. Labą dieną. Kai derinom susitikimą, paminėjot, kad esat užsiėmęs ir daug dirbat gamtoje. Kaip suprantu, tai pagauti kabinete jūs yra labai sunku. Dabar prisipažinkit, kokius tyrimus atliekat gamtoje. Pavasaris, vasara tai yra pats darbymetis gamtininkui ir iš tikrųjų namie nėra kada laiko būti, mes jau neskaičiuojam, ar yra pirmadienis darbo diena, ar yra sekmadienis, ar šeštadienis, daugiau žiūrim gal pagal orus, kada geras oras, kada galima daryti vienokius ar kitokius tyrimus ir tada jau važiuojam juos ir įvykdyti. Mano pagrindinė veikla susijusi su biologinė įvairovė ir įvairiom gamtinėm buveinėm. Tai aš kaip save skaitau plataus profilio gamtininkas, tai reiškia, nespecializuojuosi kažkokios vienos rūšies arba vienos sistematinės grupės, bet aš truputį žiūrau plačiau. Gal didžiausia mano kompetencija yra ornitologijoje, tai yra susijęs su paukščių tyrimais. Jau 30 metų juos tyrinėjau, bet taip pat tai susiję ir su kitom sistematiniam grupėm, kaip pavyzdžiui augalai. Toliau mano gyvenime pakrypo vaga, kad teko ir su mikologija, tai yra su grybais, ypač su medienos grybais dirbti ir su kerpėm ir su samanom. Mano mokslinė tema buvo nesusijęs su ornitologija, kur daugiausiai turiu žinių, bet su sengirėms ir juose gyvenančiais grybais, samanom ir kerpėm. Dar esu taip pat ir entomologų draugijos narys, tai šiek tiek ir su vabzdžiais dar tenka susidurti, žodžiu, gana plačiai. O kokia pati įdomiausia sritis jums kaip gamtininkui? Dabar, ko gero, man pati įdomiausia sritis yra žiūrėti kompleksiškai bendrai į mažai arba visai žmogaus neliestą gamtą. Ir ją tyrinėti ir stengtis lyginti, kaip atrodo visai neliesta gamta, žmogaus neliesta, jo ūkinio įsikišimo ir jeigu yra kažkoks įsikišimas, vėl kaip jis paveikia tas pačias ekosistemas, tas pačias buveinės. Paminėjot, kad tyrinėjot paukščius. Kokius paukščius? Papasakokit. Mano didžiausia meilė iš visų paukščių, jeigu taip į grupę žiūrint, tai yra taip vadinami tilvikiniai paukščiai, tai susiję su vandens telkinių pakrantėm, šlapynėm, įvairiom pelkėm, bet aš taip pat esu ir tokios tarptautinės melinės nendrinukės, smulkaus žvirblinio paukščio įsaugomų grupės narys, tenka su juo irgi labai daug dabar susidurti, tyrinėti po visą pasaulį, jų visas buveinės ir jų visą arealą, taip pat ir Lietuvoje ir Lietuvos ribų. Vis tiek, kadangi darom tų paukščių tyrimus kažkokio teritorijoje, monitoringus darom, tai tenka tyrinėti visus paukščius, įskaitant ir naktinius, pelėdas įvairius, ir vandens višteles, ir geninius paukščius, ir visus žvirblinius paukščius smulkiuosius. Paminėjot meldinę nendrinukę. Kuo ypatinga šitas paukštis? Aš kaip suprantu, jisai retas Lietuvoje. Taip, jis retas ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje ir visoje Europoje. Tai yra tokia viena iš rečiausių, galima sakyti, pasaulio rūšių, kur didžiausias stebimas jos nykimas per paskutinius kelis dešimtmečius. Jeigu dar prieš 100 metų jinai gyveno didžioji daly centrinės vakarų Europos ir rytų Europos, tai tuo tarpu dabar jau sutinkama tik tai 4 valstybėse. Nustatyta, kad per paskutinį 100 metų jos tinkamų buveinių sumažėjo daugiau negu 95%. Tai galim įsivaizduoti, liko mažiau negu 5% tas, kas buvo prieš 100 metų. Praktiškai jai nelabai liko tų vietų, kur gyventi. Tose vietose, kur ir liko gyventi, mes dar stebim irgi daugelį jų, kad tų buveinių būklė blogėja. Tas paukštis patapo vienu iš rečiausių ir praktiškai jeigu kažkokia Europos paukščių rūšis išnyks, tai melinė nendrinukė gali būti iš pirmųjų paukščių. Tai galima sakyti, jeigu stebėsim tokius nykimo tempus, tai gal mūsų jau vaikai gal dar ir gali girdėti, bet proanūkiai gali jos jau ir nebegirdėti. O dėl ko mažėja jos populiacija? Su kuo tai susiję? Čia pagrindinis dalykas yra, kad jinai labai
labai specializuota rūšis, gyvena viksvinėse pelkėse arba šlapiuose pievose. Tai reiškia, negyvena jinai bet kur, kaip kiti paukščiai renkasi daug didesnį diapazoną buveinių įvairiausių, tai šita rūšis labai specializuota būtent su viksvinėm buveinėm. O viksvinės buveinės tai yra durpyninės. Dauguma žemapelkių buvo, ypač sovietmečio, ne tik tai Rusijoje ten ar Lietuvoje, bet ir viso Europoje, buvo stipriai jos nusausintos, paverstos durpynais arba išeksploatavo žemapelkis kultūrinėm pievom įvairiom buvo paverstos arba išeksploatavus durpyną buvo apsodinta mišku ir praktiškai tos buveinės visos buvo tiesiog sunaikintos, o tos, kur dabar likę, jau dabar tampa jos nelabai aktualios ūkininkam, nes pačios viksvos pašarinė vertė nėra tokia labai gera, tai jas daugeliu atveju net ir apleidžia ir tada jos apauga krūmais. Ir vėl tada jinai pasikeičia iš atviros buvusios žemapelkės, pavyzdžiui, arba šlapios pievos, viksvinės, jinai pasikeičia į kitą buveinę ir tai buveinė prarandama. Nebelieka buveinių, kur joms gyventi, nes jeigu paėmus, pavyzdžiui, ežerinį nendrinukį, tokie yra artimiausias giminaitis melinis nendrinukis, jinai gali gyventi įvairiose buveinės ir tuose pačiuose kartu su melinė nendrinukė, bet jinai gali skristi maitintis, pavyzdžiui, aplinkinės teritorijas, sausesnės pievas ar ežerų pakrantės ir taip toliau. O melinė nendrinukė jau niekur neskrida. Jinai atskrido į tą pievą ir praktiškai ten visą gyvenimą ir praleidžia. Ir minta bestuburiais įvairiais, bet būtent kas gyvena toj viksviniai pievai. Labai svarbu yra tos viksvinės pievos kokybė. Jeigu jinai prasta, sumažėja bestuburių, sumažėja maisto, arba apleidžiama, jeigu pieva, arba jeigu jinai kultūrint pradedama, įsikuria kitos rūšys, jau ne viksvinės rūšys ir tada jau pasidaro nebetinkama gyvenimą. O Lietuvoje kur gyvena? Lietuva dar yra viena iš 4 pasaulio valstybių, kur jinai dar peri. Didžiausia populiacija yra Nemuno deltoje, šlapiuose pievose užliejamuose ir taip pat Kuršių marių pakrantėje, Kyrų pelkė netoli Drevernos arba Svencelės pievos yra netoli irgi Kuršių marių pakrantės. Ir dar mes turim tokią vieną buveinę, tai yra Žuvinto ežero apylinkės. Ir daugiau mes teritorijų neturim nei vienos. Praktiškai viksvinių pievų beveik nebelikę arba likę labai maži ploteliai, tai yra per maži, kad jinai galėtų įsikurti. Tęsime pokalbį su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakulteto aplinkos ir ekologijos instituto mokslininku Žydrūnu Preikša. Dabar pakalbėkim apie biologinę įvairovę miškuose. Nuo ko ji priklauso? Biologinė įvairovė miškuose, galima sakyti, tiesiogiai priklauso dabar jau nuo žmogaus kišimosi į patį mišką. Jeigu kalbant apie Lietuvą, visa Lietuva patenka į miškų biogeografinę zoną. Natūraliai miškai pas mus vystėsi paskutinius kelis tūkstančius metų būtent va šitoj zonoj ir visos rūšys tiesiog prisitaikė evoliucijos eigoj prie esamų sąlygų. Pati aukščiausia biologinė įvairovė be abejo yra natūralioj, visiškai neliestoj sengirė arba kitaip sakant pirmykščiam miške. Deja, mes tokių miškų jau nebeturim, net ir lyguminiai Europos dalyjų irgi nebeliko, net ir pats vertingiausias Europos miškas Belovežo giria irgi buvo kažkada tai kertamas, nebūtinai plynai, bet galim dabar nuvažiuoti į Belovežo girią ir pamatyti ten daugiau negu prieš 100 metų iškirstų 400 ar 500 metų ąžuolų kelmus, kurie dar nesupuvę ir dar tebestovi. Taip, ir Lietuvoje irgi lygiai tas pats. Mes turim ir patį vertingiausią mišką Punios Šilą, bet jis nėra pirmykštis, vis tiek kažkada tai buvo naudojamas daugiau ar mažiau. Kadangi mes esam miškų zonoje, tai didžiausia biologinė įvairovė, lyginant su visom ekosistemom, su pievom, su vandenim, su pelkėm, miškuose mes turim pačią didžiausią. Beveik 60% visos gyvūnijos, augalijos ir grybijos sutinkama būtent miškuose. Kuo mažiau žmogus ūkininkauja, tuo biologinė įvairovė yra didesnė. Ir aišku, kuo mes daugiau turim sengirių. Jeigu mes paliksim jaunuolyną, kol jis pasieks didelę vertę gamtinę, tai gali praeiti labai daug laiko, šimtmečiai. Tuo tarpu, jeigu mes palikam sengirę, jau esančią sengirę neliestą, jau tos vertybės įsikuria žymiai greičiau. Dabar jeigu kalbėt apie tą pačią biologinę įvairovę miškuose, aišku, vėl priklauso nuo koks yra miškas. Patys skurdžiausi yra pušynai, o patys vertingiausi tai yra plačialapių miškai, tai yra klevynai, uosynai, ąžuolynai, geriausia mišrūs miškai su įvairiais plačialapiais medžiais. Kuo didesnė medžių įvairovė miške, tai tuo biologinė įvairovė didesnė. Dar šiuo atveju reikėtų paminėti tą dalyką. Mes, kai kalbam apie biologinę įvairovę, tai yra dvi tokios sąvokos. Jeigu kalbam apie pačią biologinę įvairovę ir jos gausumą ir apie biologinės įvairovės apsaugą, mes kaip gamtininkai kalbam apie biologinę įvairovę, turim galvoj, kad išsaugoti retas rūšis, nes rūšys irgi būna labiau specializuotos ir yra tokios vadinamos generalistinės, kurios gali lengvai prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų. Pavyzdžiui, iškirto mišką, tai gali koks varnėnas. Jeigu nebus tinkamų vietų miške gyventi, uoksinių medžių, pavyzdžiui, nebus kur įlystėm kiaušinių padėti, tai žmogus inkilą įkėlė
inkilėlį ir jis gali į tą inkilą įlysti ir jis puikiausiai pakeičia aplinką, gali daug kur rasti maisto ir jam kažkokios grėsmės išnykimui nėra. Jis gali puikiausiai prisitaikyti. Bet kai kurios rūšys, pavyzdžiui, koks tripirštis genys, neina į urbanistinę aplinką ir jam, jeigu įkelsi inkilą jaunuolynę kažkur, jis tikrai ten neapsigyvens, nes jo maisto šaltinis yra stuobriai, sausuoliai, negyva stovinti mediena, kur gyvena įvairūs vabzdžiai, jų lervos, vabalai. Tai va šiuo atveju jau jam būtina, kad būtų būtent tam miške tinkama aplinka gyventi. Jeigu jos nebus, paprasčiausiai to genio ir nebus. Kitas dalykas, kodėl rūšys tampa retomis, kad ir apie mišką kalbant. Būtent dėl to, kad nelieka tinkamos gyventi aplinkos. Mes turime irgi pavyzdžių labai gerų, kur yra net ir dabartiniuose rezervatuose, kaip Pažvinčių Sengirės rezervate Aukštaitijos nacionaliniam parke ar Puniošilo miškų rezervatuose mes turim, kur jau ilgą laiką neliestas, bent 50 metų neliestas miškas, ten labai retos Lietuvoje rūšys, ten galima jų surasti labai gausiai. Tai labai geras pavyzdys, kad jeigu mes neliečiam to miško, tos rūšys gali atsistatyti, gali išlikti puikiausiai. Bet jeigu tik užeina rezervatų ribos į ūkinį mišką arba eksploatuojamą intensyviau mišką, jau tų rūšių praktiškai mes neberandam. Tai va dėl to rūšys tampa retos ir tada atsiranda raudonoji knyga, kur reikia įtraukti kažkokias rūšis, kiek kriterijai kaip mes įtraukiam, tai pagal tai, kad jau populiacija tampa labai reta ir rūšiai atsiranda išnykimas. Kokia žmogaus veikla labiausiai kenkia miško bioįvairoviai? Tai labiausiai kenkia du turbūt dalykai, tai yra miško kirtimai ir miško sausinimas. Sausinimas, aišku, aktualus yra tik tai šlapiems miškams, kaip pavyzdžiui šlapiems juodalksnynams, šlapiems eglynams arba šlapiems pelkinėms miškams kitiems. Tai nusausinus išnyksta drėgną aplinką mėgstančios rūšys ir jas pakeičia kitos. Miškų kirtimai, vėlgi žiūrint, kokie tie miškų kirtimai. Gal negalima dėti tokios lygybės ženklo, kad jau bet koks miško kirtimas jau būtų pražūtingas. Jeigu vieną kitą medį iškirs, nieko ten gal baisaus neatsitiks. Nebent jeigu iškirstų kokį 500 metų senumo medį, tai aišku jau gali būti labai didelis praradimas. Bet jeigu tokį vidutinio amžiaus arba jaunesnį turiu galvoj pagal gamtinę brandą, tai jeigu ten 100 metų pušis, tai dar aš neskaitau, kad jinai yra labai brandi. Jinai yra pakankamai jauna, lyginant, kad pušis gali gyventi daugiau negu 300 metų. Bet jeigu tokius vieną kitą iškerta, nieko baisaus ten neatsitiks tam miškui ir tai biologiniai įvairovei. Bet jeigu plynas kirtimas kertamas arba labai intensyviai praretinama ir lieka ten tik tai retmiškiai, lieka tik tai jauni medžiai, be abejo, tada jau biologinė įvairovė nuskursta. Gal dar reikėtų kitą dalyką paminėti, nelabai buvo kalbama anksčiau ir net nebuvo gal tokio supratimo ir tokio reikalo, pavyzdžiui, prieš 30 metų apie tai iš vis niekas nekalbėjo. Tai yra vienas iš svarbiausių elementų miške, ypač daugybė organizmų rūšių, tai yra įvairių rūšių negyva mediena. Pavyzdžiui, tie sausuoliai, stuobriai arba tai išvirtę virtėliai. Tai va čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, mes skaičiuojam, kad iki 25% Lietuvos rūšių būtent susiję su įvairiais sausais medžiais arba ten sausom šakom, su įvairia negyva mediena. Negyva mediena aš turiu galvoje tik tai ta prasme, kaip medis, kad negyvas, bet tai nereiškia, kad jis negyvas, ten įvairovė yra daug didesnė. Jeigu paėmus, pavyzdžiui, vieną virtėlį, išvirsta ir tegu pastovi kokius 2-30 mečius, tai rūšių ant to vieno išvirtusio medžio mes rasim daug kartų daugiau negu ant stovinčio žaliuojančio to pačio medžio. Tos rūšys šitam nuvirtusiam medį, kur apsigyvena, tai vabalai tenai kažkokie, tai yra maistas paukščiams. Ten jos atlieka labai daug įvairiausių funkcijų. Vienas dalykas gali būti per mitybinės grandinės kaip maistas paukščiam ar žinduoliam ar kitiem aukštesniem organizmam, tiem patiem gal varliagyviam ir stuburiniam įvairiausiam. Kitas dalykas gali būti maistas, kad viena rūšis, kokie plėšrieji vabalai valgo ten kitus vabalus kokius. Aišku, yra medienos pūdytojai, skaidytojai medienos. Tai reiškia, jeigu medienos niekas neskaidytų, tai mes turėtum didžiulius šabakštynus ir iki dangaus turbūt būtų šakelių vairiausių ir taip toliau. Pūdymo tos procesus duoda tiek grybai, tiek ir vabzdžiai, tiek ir bakterijos. Kitas dalykas, tas medis nuvirtęs jis niekur nedingsta. Ilgą laiką dar net palaiduoja anglį orą, bet tuo pačiu jis suskaidomas, visa organika lieka dirvožemyje. Nėra nuskurdinamas dirvožemis ir ant to, galima sakyti, net ir praturtėjusių dirvožemių pradeda augti jau intensyviau ir greičiau medžiai. Dabar Kauno ąžuolyne irgi yra saugomi nudžiūvę belapų ąžuolai. Tai irgi saugomi dėl bioįvairovės, taip?
Taip, Kauno ąžuolynas išsiskiria ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu, kaip turbūt viena iš svarbiausių Europoje niūraspalvio auksavabalio radimviečių ir vietų, kuris gyvena. Tai yra viena iš didžiausių Europoje populiacijų. Niūraspalvis auksavabalis yra saugomas visoje Europos Sąjungoje. Įrašytas į buveinių direktyvos 2 priedą, tai reiškia, įtrauktas kaip jau ypač saugoma Europoje rūšis. Kitur jo likę yra labai mažai. Lietuvoje dar mes jau turim daugiau, bet pagrindinė, dėl ko jau mes turim daugiau, jis gyvena tik tai ant stambių, plačialapių medžių, daugiausiai ąžuolų. Bet jam svarbu, jeigu bus ąžuolas sveikas ir visai nepradėjęs pūti, jis ten negyvens. Jis gyvena kažkur tai jau pradėjusiai trūnyti medienui. Jam reikia kažkokio arba drevių, arba ten kažkokio šakose, kad būtų nudžiūvę, prakalinėtos genių, ar natūraliai susiformavę grybų gali išpūdyti tos ertmės ir jis tada jau ten gali gyventi. Bet tai paprastai 100 metų ąžuolas dar jis nepradėjęs pūti ir net geniai jo net nekapojas, yra per daug kietas. Tai va būtent tokie medžiai pasidaro jau vertingi, kai yra stambus, sukuria labai daug tų vadinamų nišų, kur gali įsikurti jau ir retos rūšys, kaip tas niūraspalvis auksavabalis. Tai va būtent Kauno ąžuolyne tie ąžuolai jau yra seni, kelių šimtų metų amžiaus ir jie praktiškai vos ne visi tinkami yra. Net ir nudžiūvęs medis, jis dar kaip ąžuolas gali stovėti ir nudžiūvęs dar kelius šimtus metų. Tai kol tas medis stovės, tai praktiškai jis yra tinkamas tam vabalui gyventi. Daugybė kartų gali gyventi tam pačiam medį ir kol jis stovės kelius šimtus metų. Kauno ąžuolynas yra ąžuolai, tai mūsų ąžuolas yra pati vertingiausia Europos medžių rūšis, tiek iš miškininkystės pusės, kalbant apie medienos kainas ir vertę, bet tuo pačiu ir gamtinė vertė yra pati didžiausia. Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakulteto aplinkos ir ekologijos instituto mokslininkas Žydrūnas Preikša. Tęsame pokalbį su mokslininku apie miško bioįvairovę. Paminėjot, kad tyrinėjat grybus. Būna, kad grybai tokios kempinės užauga ant kelmų, ant sausuolių. Ar jos prisideda prie miško bioįvairovės išsaugojimo? Tai be abejo, jos turi labai svarbų ekologinį vaidmenį per įvairias prizmes. Pirma, tai kai kurie vabalai sutinkami tik ant tam tikrų kempinių. Tai va, jeigu tos kempinės nebus, vabalo irgi gali nebūti. Kempinė, ką mes matom, tai yra grybo vaisiakūnis. O pati grybiena, tie vadinami hifai, jie gyvena pačia medyje. Ir jie medį pūdo. Kas atsitinka? Aišku, jeigu kelmui, tai kelmą supūdo. Kelmas laikui bėgant vėl virsta organinė medžiaga ir patrešia dirvožį. Jeigu kalbant apie kempinės augančius ant stovinčių medžių ir ant žaliuojančių medžių, kaip, pavyzdžiui, ąžuolinė kempinė, kuri gyvena ant stovinčių žaliuojančių ąžuolų, jinai irgi pūdo medį, bet kas po to atsitinka? Mediena suminkštėja, tada gali, pavyzdžiui, kokie vabalai arba geniai gali tą medieną pradėti kapoti ir ten tuos vabalus lervas jų rinkti. Arba, pavyzdžiui, jau tada gali uoksai įsikalti ir jau tada savo gyvenamą vietą susikuria. Tas uoksas ne tik tai geniams, geniai ten įsikala uoksą, kitais metais jau kala kitą uoksą, jau tam senam uoksai jau gali įsikurti kitos paukščių rūšys, pavyzdžiui, pelėdos, ar ten musinukis, ar miegapelės, ar tie patys niūraspalviai auksavabaliai tam uokse gali gyventi. Tai va būtent kempininio grybo tolimesnė pasiekmė, ką jis padaro. Paprastai kempininis grybas, jis neateis ant žaliuojančio medžio. Jis vėl įsikuria tik tai tose vietose, kaip pavyzdžiui, šaka nulūžta. Ir va tada jau šakos vietoj jis jau gali įsikurti ir va tik tada atsiranda toks pūdymo židinys. Aš esu skaičius kažkur tai, kad tos kempinės liaudies medicinai naudoja kaip vaistus. Taip, kempininiai grybai irgi gali būti gana plačiai naudojami įvairiais tikslais, kalbant, kaip jie naudingi žmogui būtų. Dauguma kempininių grybų nėra valgoma, yra ko gero vienintelė rūšis, taip ir vadinasi, valgomoji geltonpintė. Aišku, valgomas nesenas vaisiakūnis, bet švieži vaisiakūniai, kurie kaip tik dabar birželio mėnesį išauga, visą vasarą auga, tai jie švieži yra valgomi ir kepami yra gana skanūs. Kitos kempinės jos nėra valgomos, bet daug kempinių atrasta, kad jos turi gydomąjį poveikį, gali būti naudojamos medicinoje. Kaip pavyzdžiui, šveinico rudapintė, tokie yra irgi dabar intensyviai daromi tyrimai jos, bet jau yra nustatyta, kad tikrai daug kas gal žmonių žino, moksliškai vadinamas įžolnusis kilenis, bet liaudiškai vadinamas juodasis beržo grybas. Arba iš rusų kalbos gal atėjęs sibiriečiai vadina čiaga. Daugelis rūšių kempininių grybų turi kažkokių tai gydomų savybių ar kažkokių tai kitų savybių, bet vėlgi mes
dar nesam ant tiek įsivystę žmonės, nesvarbu, ar tai buvom prieš 1000 metų, ar būsim po 1000 metų, ar dabar, kai mes turime jau naujausias technologijas, mikroskopus geriausius, lazerinės technologijas, kiekviena karta mūsų kažką atranda, mes vis tyrinėjam, kitą kartą sako žmogus, va, aš to grybo man nėra naudos. Gal dabar nėra naudos, paprasčiausiai gal mes jo neištyrinėję, bet gal mūsų vaikai arba anūkai ištyrinės ir sakys, va, jau senelį, va šitą grybo naudą aš dabar tau galiu atsakyti, nes aš jį patyrinėjau ir tikrai yra nauda ir dar didelė nauda. Bet tikrai, kaip sakau, vis tiek, jeigu žmogus turi kažkokią ligą, kuri natūraliai atsirado, jeigu natūraliai atsirado, liga sukelia kas, ne, arba bakterijos, arba virusai daugiausiai. Tai tos bakterijos ir virusai irgi yra rūšys, kurios irgi turi natūralių priešų. Tai reiškia, mes bakterijas ir virusus, kurie patenka į mus, irgi galim išnaikinti, apsisaugoti, pasitelkdami tą, kas yra gamtoj. Ar tai augalus, ar tai grybus. Paprasčiausiai mums reikia juos sužinoti, o net vien tik tai cheminius, sintetinius kažkokius vaistus naudoti. Sakykit, kas yra medžių mikrobuveinės ir kuo jos yra ypatingos? Tai medžių mikrobuveinės yra tokia pakankamai nauja koncepcija, sukurta vakarų Europoje, ten daugelio šalių. Ir dabar mes irgi bandom įdiegti ir Lietuvoje, dabar intensyviai darom įvairius tyrimus. Pagrindinė mintis yra ta, kad jos susiję tik tai su žaliuojančiais medžiais. Reiškia, jeigu medis nuvirsta, jau yra ten kas kita. Bet mes dabar kalbam apie žaliuojančius stovinčius medžius. Ant kiekvieno žaliuojančio medžio mes galim surasti tam tikras buveinės. Vienos yra mažiau vertingos, kitos daugiau vertingos. Čia turime galvoj, kad ant pačio to medžio kiek galima daugiau turėti kitų organizmų rūšių, ne tik tai patį medį vieną matyti, bet ant to pačio medžio gali būti ir 10 kitų rūšių. Tai čia įvairūs ir samanus, ir grybai, ir kerpės, ir vabalai, ir paukščiai, ir plėvėsparniai, įvairūs bitės ir taip toliau. Tai va, tai tos mikrobuveinės, tai reiškia tam tikri kažkokie tai medžio ar pažeidimai, ar nudžiūvimai, kaip pavyzdžiui, ant stovinčio ąžuolo nudžiūvo viena šaka, arba uoksas, arba drevė susidaro. Tas medis žaliuoja, stovi, bet jau yra drevė. Jau ta drevė pritraukia daugybę organizmų. Jeigu bus jaunas, pavyzdžiui, 80 arba 100 metų ąžuolas, ant jo praktiškai mikrobuveinių nebus. Jis bus sveikas, ekologinių nišų įvairių bus labai mažai. Jeigu atsiranda mikrobuveinė, kiekviena mikrobuveinė padidina nišų skaičių, tai reiškia, padidina tuo pačiu ir įvairių kitų organizmų apsigyvenimą ant to medžio. Tų mikrobuveinių gali būti labai įvairių. Gali būti kažkokia prie šaknų išrausvėje, tegu būna ar pelinis graužikas, ar barsukas, ar kokia lapė, arba ten šermonėlis pasidarė landą tarp šakų. Toliau aukščiau kažkur, jeigu žaibas koks trenkė, pavyzdžiui, medį ir neperlaužyjo, bet atvėrė medieną, brazdą atvėrė. Jau ten gali vėl kažkas ant tos atviros medienos įsikūrti vabalų rūšys, ypač ant kokio ąžuolo, tai ąžuolinis kaptukas. Tai yra raudonosios knygos mūsų rūšis. Ąžuolinis kaptukas niekada neįsikurs ant normalaus medžio ąžuolo su žieve. Jeigu nebus atviros medienos, jis ten neįsikurs. Vėl kokia raganų šluota, šakų sutankėjimai yra, gumbai atsiranda kažkokie, jau vėl ten atsiranda tam tikros sąlygos įsikurti kitom rūšim. Vėl, jeigu medis labai stipriai apauga samanom arba kerpėm, tai jau jisai sudaro tam tikras sąlygas atsirasti, pavyzdžiui, moliuskam arba voragyviam, kurie normaliai ant plikos žievės jie negyventų, bet jau samanos, pavyzdžiui, arba kerpės atsiranda, jau jos padidina drėgmę, šešėlių sudaro, tai įvairovė labai stipriai padidėja. Mums yra labai tas svarbu ir mes dabar linkstam į tą, kad darant kažkokius kirtimus yra reikalavimai teisės aktuose, kad reikia palikti tam tikrą medžių skaičių. Tai anksčiau buvo paprasčiausiai paliekama, tiesiog bet kokį medžiai, ten gal stambesni kažkiek tai, bet nesvarbu, kokie ten tie medžiai bus, ar jie ten kreivi, ar šleivi, ar tiesus. Bet dabar mes einam ant to, kad teiksim rekomendacijas, kad būtent palikti medžius, kurie turi kuo daugiau mikrobuveinių. Vėlgi mes galim išlošti dvigubai. Ir tie, kas kerta medžius, jie gali įsikirsti tuos tiesiausius, geriausius medžius, kur geriausia medienos vertė bus, bet jis gamtiniu požiūris nėra labai vertingas. Bet palikti kaip tik tokius kreivus, apdegusius, su drevėjim, šakom negyvom, tokius palikti, tai gamtiniu požiūriu bus daug geriau. O jeigu jis tokį iškirs, tai vėl jo ekonominė vertė bus mažesnė ir padaro žalos gamtai. Langas į pasaulio mokslą. O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su miškotyros mokslų daktaru, miškų ekologu Žydrūnu Preikša pakalbėsim apie gamtos saugojimą kitose pasaulio šalyse. Žinau, kad darbo reikalais tenka keliauti į kitas pasaulio šalis. Kokius įspūdžius, kokią patirtį parsivežat iš jų? Užsidarimas savo teritorijoje siauroj kitą kartą gali iškreipti požiūrį ir patį mąstymą, nes tik žiūrint, kas aplink, atrodo, kad čia viskas gerai. Bet jeigu išvažiuoti
važiuoji truputį toliau, matai, kad situacija iš tikrųjų tokia nėra. Kaip pavyzdys, mes sakom, kaip ekologai, kaip ir aš sakau, kad viena iš didžiausių katastrofų – didžiulis žmonių skaičiaus augimo tempas Žemėje. Pasakykit dabar Lietuvoje, kam tokį pasakymą, kas pasakys, kad čia kaip tik Lietuvoje žmonių mažėja, čia kaip tik reikia kažką daryti, kad gerinti demografinę situaciją. Už tai mes to nesuprantam, nes pas mus to nėra, bet pavažiavus kažkur toliau, ypač už Europos ribų, pamatysim kitą visai pasaulį, kuri net nerodo, arba net labai mažai rodo per mūsų televiziją, per mūsų naujienas, žinias ir taip toliau. Ta pamatyti reikia būtent nuvykus tenai. Aš pamenu, kai pirmą kartą nuvažiavau už Europos ribų 2007 metais, tai buvo Vakarų Afrikos valstybė Senegalas. Aš kai pirmą kartą pamačiau, nusileidau į Dakarą, milijoninį miestą ir pervažiavau 1 valandą. Pirmi tokių įspūdžiai, tai aš 3 dienas buvau tranze. Aš nesupratau, kad ar Žemėje gali būti tokie dalykai. Aš galvoju, kad čia iš vis net ne Žemės planeta, kažkokia kita planeta. Atrodo, žmonės tie patys, bet elgiasi visai nelogiškai, priešiškai negu mes darome, jų požiūris absoliučiai visai kitoks yra ir jie nesupranta, kaip mes suprantam, kad tai yra blogybė, pavyzdžiui, kad ten šiukšlių metimas, sąvartynų, bet kur sudarimas ir taip toliau. Jie to net nesuvokia, jie gyvena tarp šiukšlių. Ten kitą kartą stovi žmogus vos iki kelienių šiukšlių. Aš klausiu, kaip jūs statot namus, sako, tai ką, va, tas šiukšlės pastumi į šoną, išlygini teritoriją ir pasistatai. O kad ten baisinis dvokas, smarvė, jie pripranta prie to ir nieko ten baisaus. Lygiai tas pats kaip Vakarų Afrika, Indija, turbūt vienos iš labiausiai teršiančių žemę šalių atliekomis. Jie neturi jokių atliekų surinkimo sistemų, vandens valymo sistemų praktiškai neegzistuoja, žmonių skaičius yra milžiniškas, tai aišku, jie ką padaro, tai tas, kas ir lieka žemė, ir dar jų plastikai visokie žmogaus sukurti produktai, tai jie kaupėsi ir jau ten iki begalybės. Kalbant apie kitas šalis, tai galima rasti ir labai blogų pavyzdžių, bet galima rasti ir labai gerų pavyzdžių. Net ir tokiuose, kaip kiti sakytų, chaoso šalyse, kad ir Afrikos šalyse, kur atrodo ten visiška betvarkė, bet pavyzdžiui, saugomos teritorijos, galima sakyti, valdomos žymiai geriau negu pas mus. Ten yra labai griežtai. Jeigu yra saugoma teritorija, tai visi supranta, kad yra saugoma teritorija. Tai nėra nieka minčių, kad kažkur nueiti dar įsikirsti medį, mišką kažkokį iškirsti, kažką tai nušauti. Aišku, tų brakonierių jų atsiranda visur, tiek ir Lietuvoje yra, tiek ir visam pasaulyje, bet kokiu šaly. Bet daugeliu atveju, tai jeigu saugoma teritorija, tai yra saugoma teritorija. Pas mus Lietuva kažkaip suprantama kitaip. Iš tikrųjų, aš apkeliavęs daugybę, kelis šimtus nacionalinių parkų ir saugomų teritorijų, daugybę valstybių ir pergalvoju kelis kartus, ar kažko nepraleidau, aš nežinau nei vienos pasaulyje valstybės, kur nacionaliniuose parkuose, pavyzdžiui, būtų kertami miškai plynai. Lietuvoje tas daroma. Pasaulyje iš tokių variantų aš nemačiau nei vieno. Tos pačios Skandinavijos žmonės ten, jeigu saugoma teritorija, tai jie viską žino, kad ten bus daugiau gamtinis turizmas, vyks kažkoks ateini pasižiūrėti. Tokių teritorijų praktiškai nėra, kad būtų nelankomos. Pažintiniai takai su gidais gali nesunkiai eiti ir niekas tikrai nedraudžia, bet už tai gamta ten tvarkosi pati savaime. Aišku, už saugomų teritorijų ribos be abejo situacija pas mus yra geresnė, lyginant su daugeliu šalių, ypač ten Afrikos ar Azijos šalių. Jeigu už saugomų teritorijų mes turime dar vis tiek ir briedžius vaikščiojančius, ir juoduosius gandrus skraidančius Afrikos šalyse, kokios jau antilopės ar zebro, ar liūto už nacionalinio parko arba už gamtinio rezervato jūs jau praktiškai nepamatysite. Kai kurios šalys labai geras pavyzdys, kaip pavyzdžiui Brunėjus. Jie turi pajamas iš naftos, tai čia gal kitas dalykas, bet jie už tai praktiškai miškų iš viso nekirta. Nepamatysi nei vieno miško kirtimo. Jie visas džiunglės tropinės palikę natūraliai gamtai. Labai yra geras pavyzdys, gretimos valstybės yra Nepalas ir Butanas. Abidvi yra Himalajų valstybės, atrodo viena šalia kitos, bet požiūris yra absoliučiai skirtingas. Nepalas, kaip prieš 20 metų buvo įspūdinga šalis, gamtiniu požiūriu, su didžiulė kiekiu biologinės įvairovės. Dabar ką mes matom, Indijos įtaka ir praktiškai žmonės elgesi kaip indai ir viską intensyviai naikina, kerta. O Butanas kaip tik pasakė, mes turim įsilaikyti patys, mes viską darom turizmui ir mes visas ekosistemas, visas buveinės palaikom gamtiniu požiūriu, miškų praktiškai nekerta, viską palikę natūraliai ir jie palikę turizmui. Ko gero vienintelė Butanas yra valstybė pasaulyje, kur yra ne tik tai, kad neutrali klimato kaitai šalis. Mes per žalį kursą tik siekiam, kad iki 50 metų visa Europa taptų. O Butanas jau pareiškė, kad jau net jie ne tik tai, kad neutrali, bet jau net gryninanti Žemės atmosferą šalis yra. Dabar pasakykit, kuo mes kiekvienas galim prisidėti prie gamtos išsaugojimo. Sakyčiau, pirmas, turbūt pats svarbiausias dalykas, lyginant ir su kitais kraštais, tai ekologiškesnis galvojimas per tai, kad kuo mažesnis vartojimas. Tų bereikalingų prekių atsisakymas, jų nepirkimas, arba vienkartinių visokių dalykų atsisakymas ir perėjimas prie ilgalaikių, arba nebūtinų pirkimų, kam ten pirkti kiekvieną mėnesį naują suknelę, jeigu kitos gal net nebuvo ir užsidėjus, kaip pavyzdys. Labai gerą tokį irgi pavyzdį turiu, kaip mes Lietuvoje turim baisinį namą pasistatę, jeigu būna 5 asmenų
šeima su 3 vaikais gyvena, 3-aukštis arba 2-aukštis namas didžiulis, vaikai išeina, lieka dviese gyventi, vis tik didžiulis namas, įkūrent kiek reikia ir taip toliau. Vien tik kiek reikia baldų visokių išlaidų jam išlaikymui, kiek ten apkūrenimui reikia išlaidų, energijos sunaudojimas ir taip toliau. Tuo tarpu, pavyzdžiui, paėmus Zambiją arba ten tą patį Senegalą, ar nesvarbu, bet kokią ten Centrinės Afrikos valstybę, 5 žmonės gyvena 2-3 metrų palapinėje. Suresta daugeliu atveju būna iš nendrių. Jie turi 5 žmonės, 5 bliūdukai, 1 arbatinukas, ten 2 puodai, praktiškai viskas. Ir daugiau nieko neturi. Tai jų sunaudojimas, galima sakyti, prilygsta turbūt 1:100 gal santykių, gal net ir daugiau. Tai va, galima sakyti, net ir daugiau žmonių yra, bet jie daro mažesnę žalą negu mes 2 žmonės, negu jie ten 50 žmonių aplinkai. Kažkada mano toks draugas švedas, gamtininkas pasakė, jeigu visi pasaulio žmonės gyventų tokio biurokratijoje kaip švedai ir tiek naudotų visokio popierizmo, tai jau būtų senai nebelikę nei vieno medžio pasaulyje. Kiek popieriaus reikėtų sunaudoti. Dar kitas dalykas, aš kaip buvau užsiminęs apie Senegalą, kai ten nuvažiavau tranzė buvau, tai kai grįžau į Lietuvą, po mėnesio laiko ten buvęs, man irgi pasidarė čia taip keista, žmonės taip juokingai elgėsi, ten kur nebelieka problemų, o čia tiek sukuria problemų daugybę. Ten toks pasijauti kaip ir su gamta, atsipalaidavęs gyveni, o čia daro daugybę nereikalingų darbų, ten kam reikia, nereikia, ten tų popierizmo raštų rašo, kas iš to nauda, irgi įstatymus priminėja, kelios kadencijos nepriima, tai tada klausimas, ką jie ten veikia tie Seimo nariai, jeigu ten nieko nepriima. Vienas priima, kitas atšaukia, tai toks yra visiškai bereikalingas darbas. Tai irgi pagalvoju, kiek žmogus iš tikrųjų bereikalingų darbų daro ir kiek energijos, kiek išteklių sunaudoja. Galėtų to visai nedaryti. Nieko neprašiau gyventų ir dar net geriau gyventų. Bent jau laimingesni būtų tikrai. 100%. 100%. Kadangi tyrinėjat paukščius, dirbat gamtoj, gal mokat pamėgdžioti paukščių balsus? Keletą tenka pamėgdžioti. Tenka? Taip. Dėl ko tenka? Kitą kartą kai kurios paukščius galima taip nesunkiai prisivilioti. Paukščiai, jeigu leidžia balsus, ne visi, bet va, yra teritoriniai paukščiai, kurie turi savo teritorijas ir jie gėda dėl to daugiausiai, va, žvirbliniai paukščiai įvairūs arba pelėdos, gėda dėl to, kad jie rodo, kad jau yra jo teritorija užimta ir jau kad kitas patinas neteitų jo teritoriją. Jis jau saugo savo teritoriją ir jau balsu išduoda, kad jis jau čia gyvena. Galima magnetofonu, pavyzdžiui, leidžiant, jo gal tai kai kurie paukščiai labai stipriai reaguoja. Ir tada jau jie atskrenda. Tyrimų metodas yra toks, kaip sužinoti, ar paukštis yra ten ar nėra. Kokia naminė pelėda. Tai paleidi balsą, jeigu neatsiliepia, vadinasi nėra. Tai va, tai kitą kartą nesinešti magnetofono, tiesiog taip eini, pamėgdžiui kažkokį paukštį, žiūrai, ar jis sureaguos, kai kuriuos moki. Tai gerai, dabar trumpam perkelkim radio laidą į mišką. Norėčiau išgirsti paukščių balsų. Pavyzdžiui, pilkoji meleta, tai yra toks genys. Tas patinas pypsi, va taip. Toliau yra kita mūsų mažiausia pelėda, yra žvirblinė pelėda. Kadangi nebaili, tai ją pašvilpčius galima prisivilioti. Aš jeigu po 6 metrų eglute stoviu, tai jinai gali skristi virš eglutės viršūnės ir pradėti irgi švilpčioti. Naminės pelėdos patinas. Tikrai, kaip įdomu. Ypač, kai žinai, kai tie balsai veikia. Taip, iš tikrųjų, kai daugiau būni gamtoj, tai stengiasi su jie supanašėti kažkiek. Tai, aišku, elgesys irgi turi būti gana atsakingas, nes bet koks provokavimas irgi tam tikrą iškelia paukščių stresą. Artėjant laidai į pabaigą, noriu Jums labai padėkoti už pokalbį ir palinkėti sėkmės įdomiuose gamtos tyrimuose, kurie tikrai reikalingi mus supančiai gamtai ir mums žmonėms. Ačiū labai. Ačiū Jums. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Atsisveikindama linkiu saugoti gamtą, nes gamta yra mūsų visų namai. Sudie. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.